Nagi. Labas rytas, suraitytas. Gal tiksliau jau laba diena, 15 valanda, šeštadienis. Ir šiandien svajonės kaina kitaip. Viskas nuo galo. Kadangi šiandien įdomi diena, nieko nestatysiu, nieko negriausiu, bet šiandieną buvau pas Vytautą Švažą. Vytautas Švažas paskelbė šamaniškų būgnų dirbtuves. Ir aš juose sudalyvavau. Kadangi noriu tą būgną panaudoti savo svajonės kainoj, teko pabuvoti garsų terapijoje, jie mane sužavėjo, tai vienas iš instrumentų, kuris yra ten naudojamas. Tai taip, šiandien aš gaminausi savo sielos būgną. Dabar šitos, kad sutaptų. O kaip man dabar? Jau 8 yra, ne? Jo. Oi, palauk, čia. Šiek tiek, kaip sakiau, su lazdelė, jeigu yra ilgesnė, tai už galo paėmus, tada plaktukas pats iš savo svorio daugiau darbo padaro. Tai reikia paimti šalia esančias sulygiuoti ir tada čia iškart. Po to vėl toliau kitas šalia esančias. Ar tai papit visą ratą? Jo, tarp visų į tarpą reikia. Ir jau bus. Čia visiškai identiškai nepataiko. Ne, čia ne problema. Mums svarbu, kad nuo šitos iki šitos būtų tas atstumas, kad per vidurį. Įdomus procesas, įdomus žmogus, tai šitą dalyką pamačiau Facebook'e, tai grupė yra Bambu. Jeigu kam įdomu, tikrai apsilankykit, galite įsigyti tiesiog būgną, galite jį pasigaminti. Tai apie procesą trumpai papasakosiu, kad viskas prasidėjo nuo trumpos istorijos, mūsų susitikimo ir teorijos bei praktikos. Parodysiu, gal pavyks. Kai yra dabar supinta virvė, tai čia atsiviniuojat, nes mums reikės čia kelis kartus juos vis papildomai atsiviniuot. Atsiviniuojat kiek reikia ir kad nepasileistų, visada laikot įkišę pirštą. Kai atsiviniuojat kiek reikia, vėl čia kelis kartus užviniuojam, šitą perkišam per tą skylutę ir užmaunam truputį, tada tą patempus jisai čia užsiveržia. Paskui, kai reikia vėl, tai tą atsilaisvinu, sutraukiam ir vėl apviniuojam kiek reikia. Nelabai aišku. Ne, nežinom ką daryti, ta prasme, kam įsivežti. Tai dabar dėkit lanką čia, pradėsim tempti. Ai, vai.
Gerai. Galbūt persistengiau pasirinkęs didžiausios skersmens būgną. Tai buvo 40, 50, 60 ir 70 cm. Tai su 70 cm tikriausiai man pasirodė, kad sudėtingesnis procesas buvo vien tik dėl to, kad pati oda yra storesnė. Bet mokytojas ir savo žinių dalintojas yra labai profesionalus žmogus. Parodė, kaip daryti, ką daryti, kur ką ryžti, pinti ir panašiai. Tai man pasirodė visai smagus procesas ir ką man to reikia to būgno. Kartu ir turiu atsakymą, ir neturiu atsakymą. Aš jį laikiau rankoj, pažiūrėjau, pagrojau, man patiko ir nusprendžiau, kad šitą savo patirtį galiu įprasminti savo svajonės kaimui. Tai trumpai apžvelgsim ir parodysiu, kaip mes jį gaminomės, kokioj dirbtuvėlėj buvau. Šiandien serija bus trumpa, bet tikiu vis tiek kažkam tai bus įdomu pažiūrėti, kaip vyksta toks procesas. Šituo procesu norėčiau pasidalinti ir su jumis. Tai keliauju namo, parodysiu, ką gavosi man pasidaryti ir pažiūrėsim, kaip pritaikysim šį savo instrumentą savo svajonės kainai. Taip, kad iki susitikimo tikėtina, kad jau dabar dirbant, o ne poilsiaujant. Iki. Tai dabar jau iš namų. Ką Vytautas ir minėjo, labai įdomus dalykas, tai lyg iš kūčių nakties laukt kalėdų ryto. Kodėl? Todėl, kad kai darėm būgnus, šlapinom odą, ją mirkėm, kad jį suminkštėtų ir galėtume įtempti. Tai iš karto būgno garso nerealu išgirsti. Tai tik tai po nakties išdžiūvus odai išgirsti, kaip tas būgnas skamba. Tai taip, dabar parodau, ką man pavyko pasidaryti. Tai pirmas įrankis, kurį mes pasidarėm, tai buvo lazdelė. Ją galima buvo individualiai pasidaryti. Vieni traukė oda, kiti traukė tiesiog tokių kaip veltinių. Lazdelė tai tiesiog elementarus pagalys, kurį truputėlį pašveitėm, pašlifavom ir turim tokį pagalį. Gali būti lazdelės lygios, gražios jau paruoštas, aš pasirinkau tokį variantą, nes, gamta, gražu. Ir dabar pagrindinis instrumentas. Taip, dadadadadam. Tai va toks būgnas. Čia yra 70 cm skersmuo. Iš priekio jis atrodo štai taip. O iš galo jis atrodo štai taip.
Tai vat toks tas sielos būgnas. Atrodo štai taip. Skamba štai taip. Tai toks tas mano sielos būgnas.